aš paleisiu video, labai visiems naudinga. Ten esat vakcininkai ar dar nesuvokėt mokslo. Tai Dulkio Megelinskienė papasakojo apie vakcinų prieinamumo skatinimo perspektyvą. Apie perspektyvą, kad žmonės, visi žmonės, ar pagyvenę žmonės, ar su negale, kad vakcina būtų jiems prieinama. O jeigu jie patys prieit negali, kad tiesiog vakcina iki jų prieitų. Ir tuo rūpinasi, kaip tik dabar ties tuo klausimu dirba Lietuvos teritorijos administratoriai ir pirmiausia Lietuvos operacijų vadovas Arūnas Dulkys ir visa jo gausi moterų komanda. Man 83. Aš pasiskiepinau, jau pasiskiepinau, nieko nejaučiau, viskas gerai. Ir džiaugiamės, ponia Gunda, linkim sveikatos. Ačiū, dar Kristina iš Kauno, laba diena. Noriu paklausti, ką daryti. Esu 84 metų, neįgali, 3 kartus skiepinaus ir visus 3 kartus atvažiuodavo į namus, paskiepindavo. O ką dabar daryti su 4. skiepu? Sako, važiuoja į namus. Dėl atvykimo į namus, taip, šis klausimas yra labai aktyviai sprendžiamas. Ir tikimės, kad artimiausiu metu taip pat turėsime gerų naujienų, kad tiesiog COVID-19 vakcina būtų galima paskiepti namuose gyventojus. Taigi labai gerai, kad Megelinskienė nuramino visus tos gyventojus, kurie norėtų ne patys nueiti iki vakcinos, o kad vakcina ateitų iki jų. Ir aš kaip supratau, čia yra laiko klausimas ir tikrai visos vakcinos pasieks gyventojus, kurie tik taip išreikš tokį pageidavimą. Taip, Eduardai. Aš įsijungiu. Paklausykite formuluotę. Sveikatos apsaugos ministerijos, valdžios, visos mūsų vyriausybės ir ko tik nori. Formuluotė. Skatiname skiepytis. Skatiname skiepytis. Skiepykitės. Ir kaip šita formuluotė skirtusi, jeigu aš sakyčiau, aš kaip daktaras sakau, rūpinkitės savo sveikata. Rūpinkite savo sveikata įvairiausiom priemonėm, galiu išvardinti kokiom. Mano tikslas, kad jūs rūpintumėtės savo sveikata. Valdžia sako, pasiskiepykit. Pasako vieną veiksmą. Nereikia rūpinti savo sveikata, reikia pasiskiepyti. Dabar kita mintis. Individualizuotas gydymas. Onkologijoje apie tai kalba, visoje modernioje medicinoje individualus turi būti gydymas. Kiekvienas žmogus yra skirtingas, kiekviena liga yra skirtinga truputėlį. Individualizuotai reikia gydyti. Ką mums sako šičia? Visus skiepyti vienodom dozėm, vienodų dažnių, vienodai. Visi vienodai, unifikuotai. Tai kur individualus gydymas? Ką sako valdžia? 180 dienų turi būti praėję ir tada skiepytis. Aš studentam aiškindavau. O jeigu 100, ne 80, o 179 dienos, tai tada negalima. O jeigu 175 dienos, tai negalima skiepytis. Tik tai 180 ir tada. Kodėl? Kodėl? Aš galėčiau atsakyti, kodėl. Galiu atsakyti, kodėl? Todėl, kad mokslas tai patvirtino, kad būtent 100... Ne? Ne. Tai yra todėl, kad valdžia nusprendė, kad šitas skaičius bus. Tai aš tą ir noriu pasakyti, kad mokslas tai įrodė ir valdžia tai patvirtino. Mokslas neįrodė. Aš kalbu apie individualų žmogų, individualizuotą požiūrį, medicinos požiūrį į jo problemas, į jo ligas. Kas sergant tą pačią ligą gali būti, kad sergant vienam žmogui labiau to reikia, o kitam žmogui reikia labiau to. Ir vėl, pagal kokius kriterijus, čia klausimas su tuo susijęs, pagal kokius kriterijus nuspręsime, kad reikia pakartotinai skiepytis. Tai čia per daug sudėtingai. Tai kriterijus vienas. 180 dienų. Viskas šventa. Lengvas, paprastas. Ar jisai pagrįstas kiekvienam individualiam žmogui? Ne. O kam to reikia? Paprasčiau ir pigiau. Toliau pereisiu, ką žmonės nenori prisiminti arba turėtų valdžios paklausti.
kodėl farmacinė firma Pfizer buvo atleista nuo atsakomybės už komplikacijas. Kodėl Lietuvos valdžia, ana buvo atleista už atsakomybę, o Lietuvos valdžia neprisijėmė atsakomybės. Kodėl viskas palikta žmogui, kuris skiepijasi ir pats prisijėma atsakomybės už farmacinę firmą ir už Lietuvos valdžią? Kodėl? Taigi tiek daug jau skiepijama, tai tegul prisijėma atsakomybę. Juridinę atsakomybę, finansinę atsakomybę. Žmonės turėtų irgi paklausti, kad daug metų jau skiepija. Kodėl farmacinė firma norėjo 75 metam įslaptinti savo duomenis apie šitą vakciną? 75 metam. Jie sakė, mes nespėjam padaryti kopijas ir pristatyti visuomenį tuos dokumentų. Kodėl? 75 metam. Privalėjote paklausti, tai o gal bus pateikti, farmacinė firma pasakė, atsakymai bus pateikti, medicininiai atsakymai į šitą studiją, į šitos rezultatus bus pateikti 25 metų gruodžio mėnesį. Žmonės nepaklausė, o gal jau kažką naujo? Gal greičiau pateiks atsakymus? Įvertinimus galutinius gal greičiau? Ne, 25 metų gruodžio mėnesį. Tai dabar dar gerą žinią pranešiu. Pfizeris šiandien pranešė, kad Pfizeris pradėjo naują klinikinį tyrimą, kad vakcina ir nuo gripo, ir nuo koronės vienam švirkšte, ir nuo gripo pirmą kartą irgi. Seniau nuo gripo vakcina kita metodologija buvo gaminama. Dabar tos ribonukleinės rūgšties metodologinių principų pagaminta ir nuo gripo, ir 4 pagrindiniam jų variantam gripo viruso. Ir kartu dar kaip antra sudėtinė dalis to pačio skiepo nuo koronės viruso. 180 žmonių jau yra pasiruošę nuo 18 iki 64 metų ir jie dalyvaus šitam tyrime ir aš nebejoju, kad šito tyrimo pagrindu bus įrodyta, kad ta vakcina labai efektyvi ir gera, dar paskui padarys kelis toliau tyrimus ir pateiks rinkai naują gerą vakciną, vienu dūriu ir 2 skylutės. Ir nuo gripo, ir nuo koronės. Pakartoju. Nuo ilgalaikių pašalinių reakcijų, nuo finansinės atsakomybės farmacinė firma yra atleista. O dabar pabaigai tada. Visai neseniai prieš savaitę kokią praktiškai pasibaigė opioidų katastrofos, opioidų krizės finalas. Amerikoje nuo narkotikų, kuriuos išrašinėjo daktarai, kuriuos iš vaistinių pasiimdavo, nuo narkotikų labai daug žmonių žuvo. Oficialiai skiriamų narkotikų, nuo dozių per didelių. Ir dabar, prieš gerą savaitę, 2 dideli vaistinių tinklai sutiko sumokėti truputį virš 10 milijardų dolerių. Kaip žalą kompensacija. Virš 10 milijardų. Aš nekalbu apie tai, kad seniau, prieš pusmetį, dabar neatsimenu tiksliai, lyg tai kalbėjom su jumis, farmacinės firmos sutiko irgi sumokėti. Tai bendroj sumoj, įskaitant ir farmacinės firmas, ir vaistinių tinklus, tai sutiko sumokėti virš 30 milijardų dolerių už žalą padarytą per šitą krizę. Farmacinės firmas, kai sakė, sumokam pinigus, bet mes nekalti. Tokią sąlygą iškėlė. Dabar kelios savaitės yra, kad visoje Amerikoje berods 3000 bylų yra iškelta, kad ar visi sutiks su šitom sąlygom ar ne, ir jeigu sutinka, tai tada pinigai išmokami, yra nustatyti terminai teismo, teisminiu būdu sutartį sudarė teisminiu būdu.
kad kai kas per 5 metus išmoka tuos pinigus, kai kas per 10 metų išmoka pinigus. Tai jeigu bus sutarta galutinai, tai opiatų. Nu, čia morfijaus, fentanilis, toks ten vaistas yra. Šitų vaistų katastrofinė situacija Amerikoje bus išspręsta ir bylos bus baigtos. Kai kuriem farmaciniam firmom uždraudė gaminti jau šitos vaistus. Kiti perpardavė kitiem. Tai šitam kontekste, kadangi valdžia remiasi ekspertais, tai aš šiandien, tvarkydamas savo popierius, suradau vieną dokumentą ir jums perskaitysiu apie Lietuvą. Kad etikos pažeidimų nagrinėjimo komisija nusprendė farmacinių firmų etikos pažeidimų nagrinėjimo komisija. Jie nusprendė, kad vaistų rinkodaros kodekso etikos pažeidimų nagrinėjimo komisija svarstė tokios tai farmacinės firmos pažeidimus ir nustatė, kad tos firmos organizuotas seminaras Lietuvos tokios specialybės gydytojams Turkijoje pažeidė etikos kodeksus, kad tos firmos organizuotas, čia jau pasakysiu, psichiatram organizuotas, psichiatrus nuvežė į Dominikos Respubliką. Prie Kubos yra sala, vienoj pusėje Haitis, o kitoj pusėje Dominika. Į Punta Cana kurortą ir kad šita konferencija Lietuvos psichiatrų, kuri buvo farmacinės firmos apmokėta ir suorganizuota tenai, kad tenai nusižengė. Tokiu būdu etikos pažeidimus padarė. Aš savo prisiminimą galiu pasakyti, kai kita farmacinė firma Lietuvoje, čia 2008 metais, kai jau krizė smogė, iš Vilniaus visą lėktuvą Lietuvos daktarų konferencijai į Portugaliją nuvežė. Bet jos nesvarstė. Jos tiesiog, neapsvarstė. Nebuvo dėl ko svarstyti. Tai daktarai nebejotinai, kaip specialistai, patars ir pasakys Lietuvos valdžiai, kokius vaistus reikia skirti, kiek kartų skiepytis. Ir visokiausi užsoniai pasakys, vaikus skiepyti nuo koronės viruso yra būtina. Nors tai yra, mano nuomonė, nusikaltimas. Baigiau. Tai kiek aš girdėjau, kad daktarai išrašydami tam tikrus vaistus gauna nuo tų farmacinių firmų kažkokius tai priedus, ar ne? Čia negalima nei patvirtinti, nei paneigti. Kai kurios farmacinės firmos iš ligonių kasų bandydavo gauti, pasakiau žodį bandydavo gauti, kiek koks daktaras išrašė būtent tokio ir tokio jų vaisto. Kam jiem to reikia, nežinau. Ar supratot atsakymą? Supratau maždaug. Gerai. Čia valstybinė paslaptis. Tai be abejo. Grįžkim dar šiek tiek apie sėkmingą Lietuvos vadovų kovą, apie suvaldytą pandemiją su COVID-19 visą tą situaciją. Dulkio Megelinskienė šiandien valstybinio transliuotojo eteryje paaiškino, čia jums irgi bus įdomu, apie COVID-19 potėpius ir adaptuotų ir neadaptuotų vakcinų skirtumus, apie ką aš jau kalbėjau, bet čia bus moksliškai, ir populiariai paaiškinta, koks skirtumas tarp adaptuotos vakcinos nuo COVID-19 ir neadaptuotos vakcinos. Kokią vakciną adaptuotą ar neadaptuotą reikėtų rinktis. Pasiklausykim. Rašo klausytojai Ovidijus, ar skiepai kurti BA1 ir BA4/5 potėpiams yra vienodai efektyvūs prieš šiuo metu visuomenėje plintančius potėpius? Koks šiuo metu yra nustatytas laiko tarpas tarp COVID skiepų? Pone Megelinskienė, dabar apie vakcinos efektyvumą, kalbant apie skirtingus potėpius. Taip, tai iš tiesų adaptuotos vakcinos yra pakankamai nemaža naujiena mums, atsiradusios yra rudenį jau
pripažintos ir registruotos. Tai iš esmės jų efektyvumas yra panašus, tiesiog, kad šiuo metu yra cirkuliuojantis Europoje BA4-5 potipis omikron atmainos. Tai dėl to dabar iš tiesų labiausiai rekomenduojama ir pasiskiepyti adaptuotą BA4-5 potipiui vakciną. Antroji dalis, kurie yra pasiskiepiusi B1 potipio vakcina, tai nieko baisaus, iš tiesų... Tačiau imuninis atsakas sukelia taip pat pakankamai platų imuninį atsaką, viskas tvarkoja, efektyvumas yra pakankamas ir tiems, kurie pasiskiepijo B1 adaptuotą, šiuo metu yra galimybė skiepytis B4-5 adaptuotomis vakcinomis, tai tą gyventojams rekomenduojama daryti. Aš gal trumpai pasakysiu. To pradinio viruso dabar jau nebėra. To viruso, pagal kurį sukurtos vakcinos, dabar jau nebėra. Dabar yra tas jau metai laiko ir tai irgi truputį pakitęs tas omikrono variantas. Tai nebejotinai tos naujesnės adaptuotos, tai yra tam omikrono variantui, yra tinkamesnės imuniniui atsakui sukelti. Bet geriausiai imuninį atsaką sukelia natūralus persengimas. Tada imuninis atsakas būna labai platus. Kai susileidžiat vakciną, imuninis atsakas būna tik tai vieną mažą dalelelę. Bet jis būna gilus. Jo dydis, gylis, jo prieš vieną dalelę daug pagamina apsauginių mechanizmų. Kai persergat, prieš visą virusą pagamina įvairių apsauginių mechanizmų, bet prieš vieną dalelę nebūna jų labai daug. Prieš visą būna. Ir pakartosiu, ką išmokau iš tų anglų infektologų, būtent vaikų infektologų, tada, kai pasidomėjau vienu metu. Nuo viruso patekimo kelio, kitaip pasakysiu, nuo antigeno, virusinio antigeno patekimo kelio irgi priklauso mūsų imuninės sistemos atsako efektyvumas. Natūraliai virusas papuola per kvėpavimo takus. Tai kai virusą papuola per kvėpavimo takus ir palygini, kaip tas antigenas papuola suleistas į jūsų kraujotaką, tai imuninės sistemos atsakos yra pakankamai skirtingas. Natūralesnis patekimo būdas, užtat vakcinos, kurios jau turėt Indijoje ir Kinijoje, vakcinos nuo koronės, kurios įkvepiam purškaliuką ir gavau vakciną. Natūralus patekimo kelias, antigeninis stimulacijos kelias per kvėpavimo takus ir imuninė sistema mano suveikia geriau, nes taip yra per milijonus metų gyvom būtybėm įsivystę. Pabaigiau. Man tai labai juokinga ir graudu žiūrėti į tuos visus, reiškės, į tas srutas žodžių einančius, reiškės, iš tų žmonių, kurie, aš tai nieko nesupratau, ką jie ten pasakė. Normalus atsakymas turėtų būti nieko. Reiškia, iš esmės klausimas būtų toks, koks skirtumas tarp tos ir tos vakcinų. Tai jeigu yra koks skirtumas, tai logiškai tu tada, reiškia, lygini turinius tų vakcinų. Bet kuo tas turinys skiriasi nuo tokio? Čia apie turinį išvis nieko, jokių ten komponentų, jokių detalių. Aš truputį paaiškinsiu dar irgi. Pagal ką man orientuotis? Vakcina prieš spyglio baltymą, tik tai prieš tą vienintelį, ar ne? Tai omikrono spyglio baltymas yra kitoks negu to pradinio varianto, kur buvo. Tai užtat, nes to pradinio jau nebėra. Dar yra toks terminas kryžminis efektas, ar ne? Profesoriu, aš ne to klausiu. Aš klausiu, turinys vakcinos, iš ko susideda? Ribonukleinė rūšis Pfizerio. RNR, ta pati. O ėjo gandai, kad tenai kažkokie tai reiškia, tenai... Pirmą kartą pasaulio istorijoje panaudota, iki šiol niekad nebuvo naudota. Ilgalaikiai neigiami rezultatai nėra aiškus. Nuo atsakomybės atleisti.
Nu tai va, nu tai ką man tada reiškia rizikuoti ir šito nepatikrinto dalyko reiškia... Nu tai gerai, Šarai, nerizikuok, tai tu ne to adaptuoto, geriau priimk 2 dozes tos neadaptuotos ir viskas. Ja, aš gal natūraliai persirgsiu, jeigu galim. Ir persirgęs ir vakcinavęsis, jis 2 stipresnis negu tik persirgęs. Jo. Bet jie netiki, va dabar aš nueisiu ir pasakysiu, kokiai nors reiškia... Pasakysiu tai valdžiukai, sakysiu, aš persirgau. Megelinskiniai. Nu netikės. Tikės. Žiūrėkit, jūs nuėjote tokias detalės, aišku, jos svarbios, bet vis tik yra svarbiau dėvėti kaukės ir vakcinuotis ir neklausinėti. Dirba profesionalai, jie pasako, tau vaikšto, vietoj to, kad ministerijoje sėdėtų ir prie popierių dirbtų, turi eiti aiškinti, o tu netiki nieko. Man toks vaizdas, kad mes per daug laiko šitai vakcinai ten skiriam, nes tai yra viskas jau čia. Nieko ne per daug laiko, mes turim suvaldyti pandemiją, Šarai. Tu nori vėl, kad pandemija įsisiautėtų. Eisite. Aš išvešiu tavo televizorių, bet jisai neišvažiuoja. Artėja visą tai. Artėja jūsų ateitis. Artėja. Tu kalbi kaip provokatorius ir pabaigai aš noriu parodyti, kad vis tik tai, o tai demokratinė valstybė, į studiją paskambino ir pats tikriausias provokatorius ir uždavė provokatorišką klausimą. Jisai klausė, kur ten esą nesuvartotos vakcinos išpilomos, jis va taip negražiai pasakė, išpilomos. Ir puikiai atsakė Megelinskienė, Dulkio moteris. Pasiklausykim. Pirmas klausimėlis šitai poniai sveikatos ministerijos. Kiek išpilėm senųjų vakcinų? Kiek išpylėm ir dabar mes perkam naujas vakcinas, jau ten 500 000, tai kiek mes išpilsim vėl tų naujų vakcinų, gerbiamieji, kam šitaip reikia užsipirkti? Nu, aš nežinau, ar mes tiek esam turtingi, tiek esam jau, taip sakant, išmintingi, kad užsipirkam, o paskui išpilam ir bala žino, bala nematė, žmonės... Sakas sumokės, vis tik ne valdžia moka, bet žmonės moka. Taip, ačiū. Tai turit ar neturit, mylėjai. Ačiū Jums, ponia Algi, ponia Megelinskienė. Labai svarbus iš tikrųjų momentas dėl to, kad į ką labai svarbu atkreipti dėmesį, kad ne tik vakcinos yra utilizuojamos, tačiau ir labai aktyviai donuojamos kitoms šalims. Tai reiškia, kad mes labai stengiamės atiduoti, padovanoti kitoms šalims tas vakcinas, kurias esame įsigiję ir kurių matome perteklių, tačiau iš kitos pusės yra labai svarbu, kad visi gyventojai turėtų galimybę pasiskiepyti ir naujausiamis vakcinų versijomis. Tai reiškia, kad viso Europoje yra skiepijama adaptuotomis vakcinomis, tai norim ir savo gyventojams suteikti galimybę gauti tiesiog geresnę apsaugą. Ir žinoma, kad dalis vakcinų taip yra utilizuojama, tačiau nemaža dalis yra ir donuojama kitoms šalims. Taigi, vakcinos yra neišpilamos, šiek tiek išpilama, bet jos yra donuojama. Mes dovanojam tom šalim, kuriuom labiausiai reikia vakcinų. O savo piliečiams, stengdamėsi dėl piliečių, mes perkam naujas adaptuotas vakcinas. Nu, aš sakau, Šarai, čia kaip kompiuterį perkant ar kažkokią techniką svarbę, tu vis tiek nori modelio naujesnio, ne senesnio. Tai čia yra natūralu. Bet labai atsikirto gerai šitam provokatoriui, tam žmogeliui. Greičiausiai irgi Kremliaus suklaidintas koks nors arba sąmoningas už rublius dirbantis agentėlis bandė čia išmušti Megelinskienę iš vėžių, tačiau Dulkio moteris viską labai korektiškai atsakė taip, kad mes ne tik patys savimi pasirūpinam, mes dar pasirūpinam ir visom kitom valstybėm. Aš tik galiu priminti, kad Lietuva globoja 6 rytų partnerystės valstybės tiesiogiai, tai yra Baltarusija, Moldavija, Moldova dabar sako, Ukraina, buvusi Gruzija, Sakartvelas, Azerbaidžanas ir Armenija. Be to mes padedam ir Afrikai, ir vargingesnėm Azijos šalim. Mes visiems padedam. Ir tai yra svarbiausia. O kodėl mes galim tą daryti? Todėl, kad mes suvaldėm pandemiją, mes vakcinuojamės, nors aišku norėtųsi, kad žmonės aktyviau vakcinuotųsi, kol kas bent jau manęs tie skaičiai netenkina. Bent jau kol kas manęs netenkina. Teisybė pasakė. Teisybė. Už kokius pinigus mes nupirkom šitas vakcinas? Man atrodo, už skolintus pinigus, už dotaciją. Tai o koks skirtumas, už kokius pinigus tu nusipirki, Šarai, savo sveikatą? Mūsų pinigai. Svarbiausia sveikata, o ne pinigai. Atiduodam, supranti, atiduodam, sako, už dyką duodam, imkite, už dyką, reiškia. Mes jų sveikata rūpinamės ir kitų šalių. Ir už dyką, taip, už dyką viską. Mes maitinam dar kitus, reiškia. Viskas aišku. Gerai, man tai labai nustebino, tiki to, ką jis kalba.
Aišku, kad tiki, todėl kad žmogus tiki mokslu, tai ir tiki visko, ko reikia tikėti. Nes tas, kas tiki mokslu, jis viskuo tiki, ko reikia tikėti. Va čia yra labai svarbu, nes tas, kas mokslu netikis, vis laiką abejoja, kelia klausimus. Labai svarbu, kad būtent tokie tikintis būtų valdžioj. Čia mes radom pagaliau bendrą kalbą.